Viskas. Važiuojam. Labas visiems, aš esu Kamilė, psichologijos magistrantė. Tikiuosi, kad manęs nepamiršot, kas būtų labai suprantama, nes paustinau jau labai seniai, begėdiškai seniai. Ko buvo galima tikėtis, baiginėjant studijas. Taip, tai tikrai magistro diplomas. Esu diplomuota psichologė, jaučiuosi kaip ant 9 debesies. Tai magistrą baigiau sėkmingai. Ir šiandien norėsiu šiek tiek apie tai papasakoti, kadangi šitame YouTube kanale filmavau, vloginau savo magistro studijas, jų eigą, tai natūralu, kad noriu padaryti video ir papasakoti apie studijų baigimą. Šiaip esu skolinga nemažai video, dar tikrai norėjau daryti video apie paskutinio semestro dalykus, apie magistro rašymą ir gynimą, apie pažymius. Tai šitame video grąžinu visas skolas ir papasakosiu apie visus šitus dalykus. Pasistengsiu trumpai. Tai jeigu kažkas neįdomu, galite prasukti į kitos dalies, kuri jums bus įdomi. Tai pirmą papasakosiu apie paskutinėme pusmetyje buvusius dalykus, kaip atrodė studijų procesas. Šitame pusmetyje aš mažiausiai filmavau YouTube'ui, nes buvo ką veikti, buvo šiek tiek įtampos. Tai buvo tik 3 dalykai - profesinė praktika, grupių teorija ir praktika ir baigiamasis darbas, magistro darbas. Kas liečia praktiką, tai bent jau mūsų programui, sveikatos psichologijos programui, praktiką atliekam 6 mėnesius. Pirmi 3 mėnesiai būna pirmam semestre ir jie būna netokie intensyvūs, o antra praktikos dalis yra antrame pusmetyje ir jie jau būna gana intensyvūs. Man asmeniškai į praktiką reikėjo vaikščioti 4 dienas per savaitę. Vos išsikovojau sau tą vieną dieną. Mano praktikos vietoj, poliklinikoje, labai mėgsta praktikantus, labai mėgsta, kai jie perima veiklas. Tai man šiek tiek reikėjo atstovėti šitai, kad viena diena būtų likusi man, kas, kaip ir priklauso kitiems studijų dalykam, kitiem reikalam. Aišku, tos 4 dienas per savaitę nesigaudavo taip, kad tai yra 8 darbo valandos, šiek tiek mažiau, bet kadangi viskas nauja, viskam reikia ruoštis, užsiėmimai irgi labai įvairūs, tai tikrai dienos nesijautė trumpos. Ir šitas dalykas, profesinė praktika, tai sakyčiau vertingiausias dalykas visose studijose, nes tai yra pagaliau tikra praktika ir yra dalykų, kurių tu tiesiog teoriškai neišmoksi ir reikia visą tai pajusti, pamatyti, pabandyti savo kailiu patiem. Tai universitetas suteikia labai daug teorinių žinių ir 6 metus apskritai studijuojant psichologiją pasijaučia, kad, gerai, aš teoriškai žinau, bet ar aš praktiškai tai pritaikyčiau ir kaip tai praktiškai atrodo, neturiu žalio suvokimo. Tai po tiek metų truputį pradeda jaustis, kad, gal jau per daug tos teorijos. Tai man atrodo, šitoj vietoj pasirinkti gerą praktikos vietą yra labai labai svarbu. Ir realiai įgauti, realiai eiti ir gauti tos patirties. Aišku, renkantis praktikos vietą kyla tokios mintis, kad gal išsirinkti kažkokią lengvesnę, kur ten galima praslysti, susitarti, biškį neateiti. Bet tada negaunam tiek tų praktinių žinių, įgūdžių, ar ne, kiek norisi. Tai bendrai aš savo pasirinkimu buvau labai patenkinta. Pasirinkau vieną sunkiausių tokių praktikos vietų turbūt, bet buvo tikrai labai vertinga. Aš jau išėjusi po praktikos galėjau pasakyti, kad galiu eiti ir dirbti psichologo darbą. Ir man atrodo, šitą pasitikėjimą labai svarbu įgauti, nes prieš praktiką aš jo dar tikrai tiek neturėjau. Taip, tada grupių teorijos ir praktikos dalykas vyko taip labai koncentruotai. Man atrodo, 5 pirmadienius, tai truputį daugiau negu mėnesį. Ir tie pirmadieniai buvo gana intensyvus, 3 seminarai iš eilės, kur irgi labai praktiškai praktikavomės grupių terapiją. Mūsų kursas buvo padalintas į 2 dalis, į mažesnes grupelės ir mes grupėse vieni kitiem vedėm grupių terapiją. Buvo įdomiau negu tikėjausi iš tikrųjų. Vesti terapinės grupės yra dar kitokia patirtis. Ir šitas dalykas buvo taip sukonstruotas, kad mes ir vedam grupės, ir būnam dalyviai, ir būnam stebėtojai. Po kiekvienos grupės labai aptariam visus procesus, kas vyko ir svarbiausia, ką psichologas darė, ką darė gerai, ką galėjo geriau daryti ir panašiai. Pasibaigus šitiems seminarams turėjom balandžio mėnesio pabaigoje egzaminą iš karto. Ir tai bendrai žiūrint, tai tik gegužės mėnesis buvo be jokių paskaitų, be nieko, kai dėmesį buvo galima fokusuoti tik tais magistro darbo rašymui. Aš aišku nelaukiau iki gegužės mėnesio, aš jau gegužės mėnesio pradžioje buvau parašiusi iš tikrųjų savo magistrą. Dar siunčiau savo vadovį tikrinti, dar šiek tiek pataisimų dariau, bet jau pagrindas buvo parašytas. Turiu čia savo magistrą, gavosi didesnė pusė, 60 puslapių iš viso. Jeigu įdomu, tai mano tema buvo apie sėkmingą senėjimą, depresiškumą. Ar buvo sunku rašyti magistrą? Taip.
Vis vien tai yra didelės apimties rašto darbas, kurį rašom 2 metus, nes yra tam tikri etapai ir šito proceso nepagreitinsi. Reikia analizuoti literatūrą, modeliuoti savo tyrimą, atlikti tyrimą, daryti statistinę analizę, rašyti išvadas, ir va taip. Tai daug dalykų ir pavyzdžiui net man, žmogui, kuris yra disciplinuotas, viską padaro laiku, dar net anksčiau, vis vien buvo sunku. Tai aš net neįsivaizduoju, kaip jaučiasi tie, kas vėliau pradeda rašyti, negu reikėtų, vėluoja, ten kažkas neišeina, reikia keisti. Ir rašant magistrą aš jau proaktyviai stengiausi išlaikyti sveiką protą. Tai kas man labai padėjo, tai žiūrėti, kad visada turėčiau pakankamai miego. Tai nebuvo nei vienos nakties, kada aš nepakankamai miegočiau. O antras dalykas - fizinis aktyvumas. Būtinai. Tai antrą pusmetį aš labai šventai, bent 2, dažnai 3 kartus per savaitę ėjau laipioti sienelėm. Man tas kažkaip labai tiko ir patiko. Labai gerai padėdavo pravėdinti galvą. Su kuo turėjau sunkumų rašant magistrą, tai statistika. Jo, man nebaisiai pasisekė su mano magistro vadove, nes jinai, sakykime, nelabai nusimano statistikoje. Tai šitoj vietoje aš buvau viena ir realiai pati turėjau abejonių, nelabai turėjau su kuom pasikonsultuoti. Tai dabar matau, kad gana svarbu yra išsirinkti tokį vadovą, kuris ir statistikoje kažką nusimanytų. Tai va, man gavosi labai įdomus derinys. Mano magistro vadovė nenusimanė statistikoje, o mano recenzentė kaip tik buvo labai tvirta statistikoje. Tai kaip parašomas magistro darbas ir įkeliamas į sistemą. Kiekvienam darbui yra priskiriamas recenzentas, kuris nuodugniai perskaito tą darbą, pakomentuoja, palieka klausimus, į kuriuos po to reikia atsakyti ginantis darbą. Recenzentas taip pat pasiūlo pažymį darbui, kurio aš nematau, tai mato tik gynimo komisija. Tai mano recenzentė pagrinde ir kabinėjasi prie statistikos ir iš galutinio pažymio sprendžiu, kad visai neblogai apgyniau savo statistiką. Kaip vyko gynimas? Gynimai vyko per 2 dienas, aš buvau antroji dienoj. Tai pirmą dieną atėjau pasižiūrėti, kaip ginasi kiti, kas yra komisijoje, koks vaibas. Daug kas sako, kad geriau yra neiti žiūrėti kitų gynimų, tiesiog ateiti į savo gynimą, kad gali labai susinervinti. Bet man iš tikrųjų net priešingai suveikė, mane labai nuramino. Aš pabuvau toje aplinkoje, apsipratau su ją, apsipratau su žmonėm. Pamačiau, ko maždaug klausinėja. Tai man atrodo, kaip tik labai gera mintis taip daryti. Per gynimą, aišku, jaudinausi, bet gal net mažiau negu tikėjausi. Komisijos nariai jautėsi, kad buvo tokie geranoriški, tikrai nebandė kažkaip sukirtinėti, nebuvo priešiškai nusiteikę ar kažkokios blogos nuotaikos ir jautėsi, kad jie supranta, kaip jaučiasi studentai ir tiesiog stengiasi tą patirtį padaryti kiek įmanoma mažiau keliančią stresą. Ir studentui, kuris ginasi, iš tikrųjų yra labai svarbu pačiam nebūti priešiškam, nepriimti labai asmeniškai tam tų klausimų, nesusinervinti dėl kažkokių komentarų. Gerai, pereikim prie rubrikos pažymiai. Svarsčiau, ar čia išduoti ar ne savo pažymius, bet kadangi tai jau dariau po kiekvieno semestro, tai tęsiu tradiciją, nieko nenuslėpsiu. Tai iš profesinės praktikos gavau 10, iš grupių teorijos ir praktikos 10 ir už magistro darbą stiprų 9. Jo, svarbiausia pasilikti vietos tobulėjimui. Kažkaip komisija mūsų kursui nelabai noriai dalino 10, iš 20 studentų tik 2 gavo 10. Bet aišku, ar 9, ar 10, ar 8 jau čia nėra skirtumo. Vis dėlto magistro darbas yra tik tais rašto darbas, tiesiog didesnės apimties. Ir tai tikrai nėra kažkoks rodiklis, kiek tu geras psichologas esi. Pažymys šiuo atveju yra svarbus nebent dėl svertinio vidurkio, jeigu nori gauti stipendiją ar gauti studijų kompensaciją, tai va nebent tada. Kadangi magistro darbas turėjo daugiausiai svorio svertiniam vidurkiui, tai mano svertinis vidurkis iš pažymių 9, 10, 10 gavosi 9,43. Kiek tai yra palyginus su kitais studentais, negaliu pasakyti, o bendrai mūsų kurse iš 20 studentų
baigė studijas 18. Jeigu įdomus mano praeitų semestrų pažymiai, tai galite susirasti video apie tai. Turėtų būti 3 atskiri video, bet realiai per visus metus turėjau 1 8, 3 9 ir visi kiti 10 buvo. Ar džiaugiuosi savo pažymiais? Tai tikrai džiaugiuosi, nes tai man leido studijuoti nemokamai, arba tiksliau susigrąžinti studijų įmoką. Dar noriu šiek tiek pasidalinti emocijom iš diplomų teikimo dienos. Šiaip jos reikėjo laukti gana ilgai, nes gynimai vyko gegužės gale, o diplomus teikė birželio gale. Tai beveik mėnesis buvo laukimo. Diplomų teikimo ceremonija vyko Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose, Šventų Jonų bažnyčioje, tradiciškai. Ten ir savo bakalauro diplomą atsiėmiau. Daktaro diplomų, magistro diplomų ir profesinių pedagoginių studijų baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija. Atrodė labai iškilmingai, visų šeimos suvažiavo pasveikinti. Tai buvo labai fainas renginys, kurio, manau, verta nepraleisti. Truputį prailgstantis renginys, jisai maždaug 2 valandas truko, nes per tą ceremoniją yra apdovanojami visi filosofijos fakulteto programų studentai. Mūsų programa buvo tenais prie galo padėta, tai truputį prailgo, bet aišku verta palaukti. Koks jausmas turėti diplomą, klausat? Labai geras, nemeluosiu. Kai gavau bakalauro diplomą, buvo kitoks jausmas. Buvo fainai, buvo pasiekimas, bet žinojai, kad su tuo diplomu negali nieko padaryti. Dirbti psichologų dar tikrai negali. Tai dabar yra geresnis jausmas, nes tai jau yra bilietas į darbo vietas. Tai kad jau prakalbam apie darbą, pati nepulsiu iš karto ieškoti darbų, leisiu savo šiek tiek pailsėti, tikrai manau, kad to nusipelniau. Tai turėsiu atostogas, gana ilgas tikiuosi, ir po to grįžusi ieškosiuosi darbo, tai mane labiausiai traukia į sveikatos priežiūros įstaigas, gal ligoninė, gal poliklinika, tokie dalykai. Ir aišku, mano žinios, mano kvalifikacijos kėlimas čia nesustos, planuoju baigti ir po diplominės psichoterapijos studijas ir tapti psichoterapeutę, būti psichologė, psichoterapeutė. Nes, kaip žinom, tai nėra vienas ir tas pats, tai 2 skirtingi dalykai. Jei nežinot, koks yra skirtumas tarp psichologo ir psichoterapeuto, esu seniau padariusi video apie tai, kuo skiriasi psichologas, psichoterapeutas ir psichiatras. Ir pasakysiu naujieną, į podiplominės psichoterapijos studijas aš esu jau įstojusi ir jau studijuoju. Jos iš viso dar truks 4 metus. Tai man mokymasis su šitu diplomu dar nesibaigia, kaip matot, o dėl YouTube'o nesu tikra, kaip bus su YouTube'u. Kol kas tiesiog nuo visko noriu atostogų. Jeigu jums patiko šitas video, palaikinkit, ačiū. Taip pat nepasivarginkit ir pasubscribinkit. Ir tikiuosi, kad mes pasimatysim labai greitai. Ate? Yes! Uhu!